Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki, aš Austėja. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip dabar, taip ir senovėje, žmonės visada norėjo duonos ir žaidimų. Tad pradžioje susipažinkime su senovės stalo žaidimais. Tai pradedam! Stalo žaidimas, visiškai atitinkantis gyvosios istorijos renginyje, pristatoma ankstyvųjų viduramžių laikotarpį. 12 vienos spalvos rutuliukų, 12 kitos spalvos. Iš karto sutarėme, kad toliau siužete tuos rutuliukus vadinsime vaikštukais. Žaidimo lenta gali būti ir netokia ištaiginga. Pakaks nubraižyti ar išraižyti ant bet kokio paviršiaus linijas. Ir tuomet, pradėjus žaisti, galima grįžti keliais šimtmečiais ar net 1000-metį atgal. Tuomet šiandieninės Europos ir Arabų valstybių teritorijose be vargo surastumėte priešininką, žinantį, ką veikti su šia vaikštukų ir linijų kombinacija. Turime duomenų, kad šį žaidimą žinojo ir žaidė mūsų šalyje. Tol, kol linijomis subraižyta lenta ir primityvius vaikštukus pakeitė visiems žinoma šaškių ir šachmatų lenta. Su Mindaugu prie žaidimo lentos susitikau kiek ramesnėje aplinkoje. Jo įkurto vikingų kaimo vado patalpoje. Čia yra kvirkatas, arabiškas žaidimas, kuris manoma kažkur tai sukurtas prieš 1000 metų pas arabus. Visas pasaulis jį vadina alkierku, bet kai lietuviai kreipėsi, kad lietuvių komisija kalbos įvardintų, kaip jis turėtų vadintis, kaip pasiūlė keletą variantų, tai jiem pasirodė įdomiausias kvirkato variantas. Tai Lietuvoje jisai vadinasi kvirkatas. O mums tai buvo svarbu dėl to, kad valdovų rūmus kasinėjant buvo rasta šita lenta, tokia nelabai graži, sakykim taip, statinės dangčio, bet būtent yra šitas, kaip pasakyt, žaidimas, šitas raižinys. Ir kažkur tai datuojama apie 15 amžių. Tai mes žinom, kad Vilniuje jau kažkas tai, taip sakant, mokėjo žaist. Jeigu, taip sakant, tą stalo žaidimo lentą pasiliko ir turėjo. Jeigu kalbant apie patį šitą žaidimą, tai jisai yra šaškių prosenelis. Maždaug prieš 300 metų šitą žaidimą tiesiog perkėlė ant šachmatų lentos ir atsirado jau mums įprastos šaškės ir apie šitą žaidimą kaip tokį pamiršo. Pamirštą žaidimą vėl sumanęs prikelti Mindaugas Korsakas jau keletą metų gyvosios istorijos renginiuose dėlioja kvirkato lentas, kviečia pažaisti ir kantriai aiškina taisykles. Laida Keliaujanti laiku man suteikė privilegiją turėti individualią kvirkato žaidimo pamoką. Kokios yra taisyklės? Kaip man dabar išmokti žaisti kvirkatą? Alkerka, kvirka. Taip, tai visų pirma, vaikštom pagal linijas, galima eiti tiesiai, galima eiti strižai, galima eiti šoną. Mušimas yra kaip mum įprastas, kaip šaškėse, per šokat numušat, jeigu yra galimybė, galit numušti, sakykim, pavyzdžiui, 1, 2, šiuo atveju 2. Ir jeigu jūs pasiekėt pabaigą, prieš 1000 metų damkių nebuvo, vadinasi, jisai stovi vietoje, vienintelis dalykas, ką jis gali, tai tik tai mušti. O jeigu čia atsilaisina? Tarkim, netyčia. Galiu mušti, ne? Numuš ir tada galės toliau vaikščioti, taip sakant, kaip... Grįžta į savo pilną pajėgumą. Ir aišku, yra keli variantai taisyklių, kai galima eiti atgal ir negalima eiti atgal. Tiesiog, kai galima eiti atgal, atsiranda daugiau galimybių, bet pats žaidimas jisai 2-3 kartus pasidaro ilgesnis. Bet čia reikia susitarti turbūt žaidimo pradžioje. Galim vaikščioti atgal, negalim vaikščioti atgal, ne? Taip, yra dar viena taisyklė, dėl kurios galima susitart žaidimo pradžioje. Man visą laiką atrodė tai vaikiška taisyklė. Tai yra nupūtimai. Bet pasirodo, čia rimta taisyklė, rimtai, taip sakant, susitarė prieš žaidimo pradžią, kad jeigu tu nepamatai ėjimo, aš pamatau ir tada tave nupučiu, užtat, kad, sakykim, tu turėjai ėjimą mušto, nenumuši.
pasirodo net ir suaugę žmonės taip žaisdavo. O man kažkaip visą laiką atrodavo, čia vaikai, čia visokių taisyklių Tik tai išaukštinti tą faktą, kad priešininkas žioplas. Jo. Kol pripranta kai kurie sistemą, tai labai daug. O kas pirmas pradeda? Šviesus ar tamsus? Nu, čia tik tai šachmatuose, sako, balti klientai pradeda. Tai va. Šitai ištrauki burtus ir tiek. Duodi pasirinkimą. Nes nuputimais tai reikia priprast, nes aš pusę nupusiu, nes taip tik atrodo. Bet čia kažkaip noras yra didelis, labai daug pagalvoti. Nes aš dabar bet kur eisiu, man bus blogai. Taip, bet jeigu muši, tai nereikės galvoti. Nu taip. Mušimas privalomas. Mes susitarėme, ne, kad privalom mušti. Ne, tai mušimas visada privalomas. Čia tik tai nuputimai ten čia. Aha. Čia kitas klausimas. Nu, vėlgi pasirinkimo kaip ir nėra. Nu, negerai, nes sekantis tavo žingsnis man bus labai skausmingas. Bet ir... Sekantis nebus skausmingas, bet po to bus skausmingiau. Bet aš neprivalau, jeigu nenoriu. Ar privalau mušti? Privaloma, čia kaip šaškėse. Jo, tada yra negerai. Sakau, toks skausmingesnis. Nu, pasitenkinsim tuo, kad vienu daugiau numušiu. Duoda, imk. Muša, bėg. Čia irgi mušimas. Aha, kartais pamiršti, kad gali įstrižai žaisti. Kai žaidžiu renginiuose, tai visą laiką, man toks nesuprantamas dalykas yra, kodėl žmonės pirmą kartą žaisdami nori prieš mane laimėti, turint omeny, kad aš jau gal žaidžiau kokius 300-400 kartų. Tai aš jam ir sakau, pirma, tai partija, tai čia tik tai taisyklės, suprast, kaip čia kas galų gale, pamatyt, kad šita kombinacija, ji juoda tokia, prasme, 3 iš karto numuša. Ir todėl kartais vis tiek tenka matyti, kaip pralaimi žmogus, kažkaip nuliūsta, pasveikina mane su pergalė, galvoju, su kokia pergalė. Aš tik tai mokiau žaist, kokia pergalė, taip sakant. Šiame gyvosios istorijos renginyje, Kvirkato čempionate, varžėsi vaikai. Fotosesijoje, fiksuojant rekonstruotus 14 amžiaus Kernavės didikų kostiumus, vienas epizodas taip pat vyko prie Kvirkato lentos. Žaidimo taisyklės nesudėtingos, tačiau, kaip matėte, debiutanto sėkmė manęs neaplankė. O kam vis tik buvo skirtas šis žaidimas? Vaikams, nuobodžiaujantiems jų tėvams, o gal tik diduomeniai? Tai gerai, bet dabar pasižiūrim į šitą lentą, ne? Tai aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, man nėra visai būtina lenta. Aš galiu susirasti šviesesnių akmenukų, tamsesnių akmenukų ir nusipaišyti tą lentą ant žemės. Galim mes taip žaisti. Aš žinai, kodėl klausiu, ar tai yra vis dėlto aukštuomenės reikalas ar prastuomenės reikalas? Nes jeigu matyti jau lenta, raižyta, graži, arba ten vėlesniais laikais gal ir žaidėjų figūrėlės, tos pačios tokios prabangesnės, ten stiklinės ir visa kita. Bet jeigu aš noriu, galiu ir būti paprastos kaimo berniokas, mergiotė ir nusipaišyti ant žemės. Aišku, norint subražyti, reikia žinoti tą brėžinį. Aš sakyčiau, kad žaidė stalo žaidimus tie, kas turėjo laiko. Tai visų pirma. Kiek turėjo prastuomenio laiko, tai čia vienis taip sako, kiti taip sako, buvo ilgos žiemos, turėjo to laiko, kiti sako, kad ir žiemai ten kažką tai dirbo. Bet tai čia vienas niuansas, o antras dalykas, tai jeigu tu esi, prastuomenė, tai tau iš tikrųjų aktualiau, taip sakant, visi tie žaidimai, kurie piemenų žaidimai pas mus yra vadinami, kad tu būtum judrus, greitai bėgtum, pas tave būtų gera koordinacija, tai kas tau garantuoja išgyvenimą. Nes tu ne dėl strategijos išgyveni, o išgyveni todėl, kad greitas esi. Greitai priemi sprendimus, sakykime. O strategija tai ilgas pasiruošimas ir visa kita, čia nebūtinai greitai. Tavo daug metų tikrai žaidžiant įvairiausių žaidimų.
tas stalo žaidimai, ar jie gali pasitarnauti, pavyzdžiui, vystant kario strateginį mąstymą, ar mūšio lauko supratimą, ar naudos kaip tokios neduoda vis dėlto stalo žaidimas? Kaip, visų pirma, jeigu pasižiūrėsim stalo žaidimus, tai jeigu čia nebarint labai smarkiai, tai verčia vis tiek numatyti kažkiek tai įimų į priekį. Ir kuo tu daugiau įimų gali numatyti į priekį, tuo tu turi pranašumą. Kare lygiai tas pats. Tu turi pasirūpinti gynybą. Ta prasme, tu turi daug ėjimų tiesiog numatyti priekį. Turint kvirkato lentą, kitaip išdėsčius vaikštukus, galima žaisti kiškio medžioklę, lapę ir žąsis, 4 tigrus ir 20 ožių, fanaroną. Belieka tik renginyje susirasti Mindaugą ar jo žmoną Juditą, kad paaiškintų taisyklės. O įveikus šį etapą laukia dar daug kitų, pamirštų ir iš tolimos praeities sugrąžintų stalo žaidimų. Bet jeigu laimėsiu, tai visai Lietuvai parodykit. Po žaidimų metas užkąsti. Kviečiu į mano bičiulio archeokulinaro Mariaus virtuvę ir pasižiūrėkime, kaip senovėje žmonės gaminosi varškę. Mariau, papasakok man, kuom tu gyvas buvai šią žiemą? Nepatikėsi, bet šią žiemą ir vėl atradau seną gerą tokį dalyką kaip maisto konservavimas karštų orų arba virš laužo. Karštų orų... Virš laužo, ugnies pagalba. Labai dabar yra populiarios karšto oro grūzdintuvės. Taip. Tai noriu pasakyti, kad šitas principas yra senas. Labai senas. Tik aš šitą principą labiau mėgstu natūralia ugnim, o ne elektrinė ugnim, bet užtat koks rezultatas. Pavyzdžiui, geras pavyzdys. Rudenį susirinkau savo grybukų, pasivytinau, pasidžiovinau juos ir pabandysiu šiandien juos panaudoti. O kokie čia grybai? Ar galėtum atspėti? Galiu paragauti? Žinoma. Viskas yra ragaujama. Kai kurie grybai bent vieną kartą tikrai. O Dieve, kaip skanu. Negaliu, žinau, ką sakyti. Paprasčiausiai lepšiai. Geras. Taip. Atrodo, taip dažnai nevartojami mūsų grybai, taip praeinama pro juos paprastai pro šalį, o čia žiūrėk, visai skanu. Toliau, o kas šalia? Kaip manai, pabandyk, paragauk. Irgi mano sode auga. Obuoliai? Ne. Slyvos. Taip, naminės slyvutės. Tai irgi tiesiog džiovinta? Taip, džiovintas slyvutės. Gerai, o šitas tai aš pažįstu kaip nuluptas širaka daugiau uogos. Ne, juodieji pipirai. Ne, mane čia nereikia išdurinėti, aš puikiai žinau, kada juodieji pipirai ateina į Lietuvą. Taip kad žiūrint į tavo kuklų stalą, matau, pipiras dar čia neturėtų savo vietos rasti. Šį kartą dar apseikim be jo. Sutinkam. Bet žinoma, tikrai negyvenai vien džiovintais dalykais? Ne, negyvenau džiovintais dalykais. Kaimynė mano įsigijo karvę ir bandžiau išnaudoti ją pagal visas įmanomas, pilnai išnaudoti, vien žodžiu. Tai eksperimentavau. Kiek galima išgauti iš karvės? Kiek galima išgauti iš karvės priklausomai nuo metų laiko, bet apie 10 litrų pieno per dieną, ką reiškia, kad iš jo galima padaryti daug įdomių dalykų. Tai mano mėgstamiausias, žinoma, yra sviestas. Pieno kažkaip netoleruoju, kaip ir didžioji dauguma šiauriečių, bet mėgstu labai kitą dalyką. Mėgstu būtent varškę ir ne tiek kiek varškę, o varškės subproduktą. Tai yra išrūgas, tai yra skystį. Angliškai vadinasi whey. Tai yra skystis, kuris gaunamas fermentuojant, tiksliau, pieną paverčiant varškę ir gaunama žalias skystis. Ir būtent kas man labiausiai patiko ir ką eksperimentavau daugiausiai šiais metais šią žiemą, tai mėsos marinavimas būtent išrūgose. Tai gal norėčiau tau šiek tiek ir pristatyti, ką reikėtų padaryti. Turim naminio pieno. Taip, naminis pienas. Kvepia kaip naminis pienas. Kvepia kaip naminis pienas. Ir pabandysim gal kartu nueiti prie laužo ir pasidaryti varškės. Iš varškės kažką pasidarysim skanaus, kažkokią užtepėlę, kažką įdomaus. Gerai. Nuo ko pradėti? Tai gal pradėkim nuo to, kad pasiimkim pieną. Pasiimkim mums labai svarbų ingredientą, iš ko, kaip atsiranda varškė, tai yra pienas. Į pieną reikia įdėti tam tikro pieną reikia surūgštinti. Tai šiuo atveju rūgštinsim actu, bet yra antras būdas. Antras būdas beje yra angliškai vadinasi rennet. Lietuviškai tai yra
karvės 4 skrandžio sultys. Lietuviško to vieno pavadinimo neturim. Šiek tiek skiriasi abu dalykai, skiriasi pagrinde tuo, kad actų įpilus į pieną actą tam tikroje aukštoje temperatūrai procesas vyksta greitai. Taip. Įpilus tą 4 skrandžio rūgšties sultis, procesas vyksta bent valandą, turi nusistovėti. Tai šiuo atveju, kadangi norim padaryti tai prie laužo, lauže ir gamtoje, pabandykim tą greitesnį būdą. Pasigreitinti. Gerai. Tai pradžiai mums to ir tereikės, tai eime prie laužo. Keliam. Gerai, žvilgtelkim į lauželį. Matai, jau malkos šiek tiek padegė, kadangi keramikinėme puode virsim pieną. Keramika nelabai mėgsta tokios Per didelės kaitros, per didelio pokyčio. Puikiai sudegė, dabar šiek tiek praskirstysiu lauželį, padarysiu vietą. Sakykime, čia bus gera vieta labai. Ir čia Ir tikslas statysim čia dabar yra pastatyti mūsų keramikinį puodą su pienu, kad jis užvirtų. tik su pienu dabar, Tik su ne? pienu, taip. Keliaujam. Ir šiuo metu lauksime, kol užvirs pienas, tiksliau, kol pamatysim pirmus burbuliukus. Mums nebūtina, kad jis užvirtų, bet mums reikia kuo aukštesnės jo temperatūros. Ir tik tai tada nuimsim šiek tiek nuo kaitros, tai reiškia, patrauksim degančias malkeles, užpilsim savo rūgšties, šiuo metu acto, ir pradėsim maišyti ir pamatysim, kaip vyksta procesas. Nu jau. O, va, taip. Matai, pienas pradeda burbuliuoti, šiek tiek puta kyla. Šiuo metu aš greitai sumažinu ugnį, prisukau iki 3. Aha. Ir dabar mes pilsime actą. Dabar yra svarbus Gerai. momentas. Kai aš Tiesiai dar kol puodas ant laužo. Taip, kai aš pilsiu actą, tavęs paprašysiu po truputį maišyti. Ne greitai, bet taip. Dar. O, geras, ir iš karto darosi. Taip. O, vat, procesas vyksta. Iš karto apie proporciją greit pasakysiu. Čia yra 1 litras pieno, tai 1 litrui pieno reikia apie 3 sriubinių šaukštų acto. Aha. Ir štai procesas įvyko. Gerai, aš pasiruošęs, mes jau galim įdėti. Aha. Dabar taip. Gerai. Pradėkim. Pamėsiu tuoj. Šiek tiek dar karšta. Spaudimui. Spaudimui dar karšta. Kaip gražiai suformavai, o dabar galima šiek tiek ir su... Keliaujame prie skoniuoti. Taip? Keliaujame prie skoniuoti, taip. Pagaliau turim varškę. Ir dabar reikėtų ją kažkaip paskaninti. Tai mano mėgstamiausias būdas iš tikrųjų yra natūralios žolelės, o vienas mano mėgstamiausių žolelių yra mėtos, žinoma. Tai tavęs paprašysiu tiesiog nuo stiebų nuimti keletą lapelių. Nuo kelių stiebų. Taip. Kiek mes čia tokiam kiekiui? Šiuo atveju norėčiau kokių 5-6 stiebų nuimtų mėtų lapų. Bet ir melisa kokia tiktų, ne? Mėta, melisa, visos mūsų gaiviosios žolelės, kurios auga kiemuose, patvoriuose, taip labai puikiai tinka. Labai gerai. Dar prie šito labai mėgstu česnaką. Bet kaip pat česnakas šiaip su varškės galbūt šiek tiek per stiprus. Bet užtat laiškinis česnakas čia įtinka idealiai. Ir štai turiu kelis. Tai
O smulkinsiu tiesiog taip, kaip matosi iš akies šiandien, kaip kokia nuotaika, taip ir smulkinsiu. Mes bandom greitai čia kažką spėjau pasidaryti, Taip, ne? taip, tai yra visiškai greitas, paprastas dalykas. Lengvas ir gaivus užkandis. Taip. Dar prie šito labai noriu savo džiovintų slyvučių. Jos, kadangi rūgščios šiek tiek, ir to rūgštumo, jis puikiai dėrės, tas rūgštumas dėrės su mūsų varške. Tai irgi kelias tiesiog pasimsiu skilteles tokias, lengvai pasismulkinsiu. Nepuotą darom tiesiog savo, darom, kad būtų lengva. Taip pat iš jos turiu šiek tiek grietinės, tai tiesiog paimsiu viską, įsibersiu į grietinę. Ir kaip visada, jokios druskos, nes brangu. Jokios druskos, brangu, taip. Ir tą grietinę dabar spėju dėsim į varškę. Taip. Dėk. Kokius 2 gerus šaukštus. Ir pamaišom, žinoma. Kvepia tai tikrai gaiviai. Dėl to ir naudojam šviežias žoleles. Kadangi naudojam tiek konservuotus dalykus, tiek šviežius dalykus, manau, kvapas tikrai turėtų būti gan subalansuotas. Aš dar norėčiau kelių grūdelių tavo mėgstamiausio prieskonio. Taip. Tai yra kadagio sėklų. Nuostabiausia kadagio uoga yra nuostabiausias prieskonis man. Ir aš ją tiesiog traiškau. Svarbu yra nepadauginti kadagio uogos. Jinai ganėtinai aromatinga yra, ne? Taip, ir labai tokia gaji, stipri, jinai gali dominuoti. Lygiai taip pat kaip ir rozmarinas. Bet keletą lapelių man puikiai čia tiks. Irgi tiesiog. Ir voila. Ir viskas. Vikinginė Pasimaišom. varškės užtepėlė. Tinka ir vikingų laikų žmogui su plokščia dunele ir šių laikų žmogui su kukurūzų čipsais. Tikrai taip. Gal net ir su bulviniais čipsais. Tai ką, ragaukim? Su kuo ragausim? Ogi su čipsais vikinginiais. Žinau jau su kuo. Griebk ir ragauk. Džiovinta, vytinta mėsytė. Tikrai taip. Bandom. Labai gerai. Mėsytės surumas, varškės gaivumas. Labai puikiai dera. Puikiai. Tiek šiandien iš mūsų kelionių po senovės pramogas ir skonius. Ačiū, kad keliavote kartu, iki kitų ekspedicijų.